Labas rytas, baterijų remonto žiūrovai. Norėčiau duoti tokį patarimą. Prieš perkant nuosavą namą, būtinai įvertinkit tą situaciją, kad jums reikės jį aptarnauti. Dažniausiai gyventojai to padaryti pats nesugeba, o meistrų kontaktų neturi ir susiduriant su bėda, tai gali būti ir žiemą. Pradeda ieškoti, kas čia gali pagelbėti. Mano patarimas, visada susiraskite ir apsvarstykite tą galimybę, kad visi remontai kaštai eis jums ant pečių, nes jūs gyvenat nedaugiabutį. Viskas dabar gulasi ant jūsų pečių. Papasakosiu tokią situaciją, šiandien iš ryto, man dabar važiuoju iš jos. Paskambino klientas iš Tarandės. Sako, Vytautai pagelbėk, sako, Daikin siurblys meta klaidą, sako, karšto vandens nebėra, jau žiemą šildymą streikavo, mesdavo klaidą, sako, meistrai atvažiuoja, keičia detalę po detalės, nieko negaliu padaryti, nieko neveikia, visi rankom mojuoja. Sakau, okei, toks klausimas, o paskutinį kartą kada darėt aptarnavimą? O jisai sako, aš kiek metų čia gyvenu, sako, pirmą kartą girdžiu, kas čia tokia yra. Sakau, okei, tada žiūrėkit, darom taip, aš atvažiuoju, padarau katilo aptarnavimą, ir žiūrim tada, kokią klaidą mes. Na ir ką, kaip jūs galvojat, suradau bėdą. Elementarus šilumokaičio praplovimas išsprendė visas bėdas. Žmogelis buvo be galo dėkingas, sako, Vytai, pavaišino mane gera kava, sako, dar įteikė kavos dovanų, nes jisai dirba su kavos ten aparatais. Dar įteikė dovanų, sako, skambins nuo šiol tik tais tau. Sakau, man nereikia skambinti, ant katilo yra telefono numeris. Sakau, va tie, kurie montavo, jiem ir visada skambinkit. Tai ir jums bus lifehackas, hebra. Kada nusipirkat namą, katilinė, kas montavo meistrai, visada palieka savo numerį. Tai tenais būna. O jeigu ne, nu tai tada jau ieškot, žiūrėt koks katilas ir skambint atstovams, kad duotų meistrų kontaktus. Nieks sudėtingo nebuvo, užteko atlikti katilo praplovimą, šilumokaičio praplovimą. Ir viskas. Taip kad, hebra, prieš perkant visada pagalvokite, kas jums aptarnaus jūsų namą. Tai tiek, o visiems geros ir gražios ateinančios vasaros. Iki.